Sveiki. Šiandien norėčiau šiek tiek pakomentuoti žmonių pasirinkimus, kai jie vaistažoles paveikia cukrumi, paveikia karščiu, paveikia elektriniais džiovinimo prietaisais. Tai iš tiesų tai yra labai didelė klaida, kadangi vaistažolės su cukrumi praranda visas savo gydomąsias galias. Ir cukrus yra tai, kas mūsų organizmą rūgština, o mes vartodami vaistažolės ir siekiame, kad mūsų organizmas nebūtų užrūgštėjęs. Taigi tiek cukrus, tiek medus, tiek druska nėra geras pasirinkimas, jeigu kalbama apie vaistažolių gydomąsias savybes, apie fitoterapiją. Tie patys sirupai verdami irgi nėra gerai. Geriausia yra džiovinti arba šaldyti. Tai yra teisingiausi keliai, o visa kita tai yra toks šiaip sau. Geriau negu nieko, bet tai nėra gydomasis kelias.